Dvigubas viršus. Techninėje analizėje taip pat gana dažnai sutinkamas šablonas. Tai yra dar vienas prekeivių pripažintas kaip tendencija apsukantis darinys. Jis yra sudarytas iš dviejų viršūnių, esančių panašiame lygyje. Tarp šių viršūnių yra tarpas, kuris taip pat gana svarbus etapas šio šablono vystymesi bei patvirtinime. Jei aukštumos yra per arti viena kitos, jo kaina tiesiog konsoliduojasi prieš pratęsdama kilimą. Šablonas skaitosi patvirtintas, kai po dvigubo viršaus susiformavimo padaroma nauja žemuma, kuri yra didesnė nei šablono viduryje esanti žemuma. Neretai kirtus šį lygį kaina grįžusi testuoja buvusį palaikymo lygį, kuris dabar veikia kaip pasipriešinimas. Dvigubas viršus kylančios tendencijos kitimui priskiriamas modelis. Dviguba apačia. Principas lygiai tas pats kaip ir dvigubo viršaus šablone. Tik čia tai modelis pasitaikantis kainai besikeičiant iš besileidžiančios meškų į kylančią bulių tendenciją ir turi dvi panašiame lygyje esančias apačias. Šie abu šablonai yra taip pat ir prekiaujami, o ne vien krypties pasikeitimą nurodantys dariniai. Jie patvirtinami tada, kai kaina prasiskverbia pro palaikymo pasipriešinimo lygį, esantį šablono viduryje. Šie dariniai yra gana stiprus ženklas, jog tendencija gali pasikeisti. Tačiau norint juos suprekiauti, reikėtų būti atidesniais. Neretai kaina grįžta ir tikrina šį lygį iš kitos pusės. Todėl nuostolio stabdymo užsakymas turėtų būti dedamas kitoje šablono pusėje arba pasirenkant kitą, šalia esantį techninį lygį. Sėkmės prekiaujant.